Iki 8 savaitė, 4 dėsnis. Entuziazmas užkrečiamas dalykas. Maža Niujorko Bruklino rajono bažnytėlė kreipėsi į vieną verslininką prašydama, kad šis leistų vaikams žaisti jam priklausančiame žemės plote. Verslininkas sutiko paversti šį plotą vaikų žaidimų aikštele, bet iškėlė 2 sąlygas. Pirma, bažnyčia turi mokėti draudimą. Antra, tvarkyti šią teritoriją taip pat turi pati bažnyčia. Pasitarę parapijiečiai nusprendė, kad pavyks surinkti pinigų draudimui, be to visi susitarė artimiausią šeštadienį susirinkti ir išvalyti aikštelę. Paskirtą dieną ėmė rinkti žmonės. Viena pora netgi atsivedė kartu 10-metę neįgalią dukrelę. Daugelis stebėjosi, ką ji galės padėti. Tačiau visų nuostabai, mergaitė su entuziazmu puolė į darbą. Pasiremdama ant ramentų taip, kad rankos būtų laisvos, ji laikė polietileno maišą, į kurį tėvai dėjo šiukšles. Visa šeima linksmai diskutavo, kokius žaidimus bus galima žaisti aikštelėje. Jų entuziazmas užkrėtė visus. Mažoji ligonė perdavė savo energiją aplinkiniams. Tiesa, kai kas stebėjosi, kodėl ji taip džiaugiasi, juk pati čia žaisti tai negalės. Tačiau paklausta mergaitė atsakė, kad ji galės stebėti žaidimus ir jiems teisėjauti, o tai tarusi, ji dar plačiau nusišypsojo. Žmogus, kuris į darbą žiūri kaip į malonumą, gali įkvėpti ir aplinkinius taip pat elgtis. Darbininkas, kuris ieško malonumo darbe, jį mėgsta, padeda kitiems sekti savo pavyzdžiu. Reikia atsiminti vieną, kad ir ką daro žmogus, gerą ar blogą, jis gali užkrėsti tuo aplinkinius. Šypsena gali užkrėsti taip pat, kaip ir niūri nuotaika. Ir nors negalime visada būti geros nuotaikos, jei imsimės ko nors su entuziazmu, tai greičiausiai ir kiti paseks mūsų pavyzdžių. Taigi entuziazmas iš tikrųjų užkrečiamas. Patiko? Pasiekite mane ir palikite man širdelę. Ačiū.